Šis pasakojimas apie tai, kaip mes vėl kopėme į Gigrestūleną, kai pravažiavome 3 metų laikus – vasarą, žiemą ir ankstyvą pavasarį. Nebūtų kaip patrakęs. Ramiai važiuoju. Pažiūrėjau, kokia gerulė aikštelė. Bet jau užimta. Aišku, tilptume, bet... vis tiek iš ryto reiks mašiną pervaryti. Aikšteles praplatino. Kai mes buvom pirmą kartą, tai buvo tik tai va ten, kur ta balta mašinėtė stovi. Gal 4 mašinom vietos. Va kokie palociai, tualetai. Nu smagu, kad taip rūpinasi žmonėm. A visur kitur griežtai ženklai stovėti negalima. Labą dieną. Tai neišėjo mum nemokamai, vis tiek reiks susimokėti 50 kronų. Žiemą dengiam langus, kad šilčiau būtų. O dabar dengiam langus, kad tamsu būtų. Nes nelabai nori sutempti. Nu, labas rytas. Kava į lovą. Aš jau jaučiau, kad kvepia kava. Prašom švieselę uždegti. Viena iš. Ak, tai nereik šviesos. Žinai, ką pamiršom? Ogi lazdas. Mėlynė turi būti mėlyna, bet kai ji žalia, ji yra raudona. Tokia ta lietuvių kalba. Turėklas troliams padarytas ant tiltuko. Jau pailsiauji. Lipam. Aš kalbu savo. Aš bendrauju su medžiais. Nenori palakstyti po ežeriuką? Šniūrs priekį. Matyt, statu. Kokį taką išbetonavo troliai. Koks gražus Kauno ežeriukas. Kaip ten vadinosi? Juodoji skylė? Svardhjulia? Iki black. Ne angliškai buvo parašyta. Nu, čia tokia uola ir reikia įlysti. Bet ten jau reikia šliaužti. Kasgi ten šliauž? Būtume vaikai 5 metų, tai pašliaužtume iš įdomumo. Mes nešliaužikai, mes ėjikai. Gal ten nieko nėra, ten ir baigėsi. Ne, ten į kalno viršų išeina. Iš kur žinai? Jaučiu. Bet čia būtų, žiūrėk, kokia faina viečiukė. Čia savo atsisėdė, lauželį užsikūrė. Į ežeriuką tiesiai. Super vieta. Aną kartą iki čia netėjom. Kažkaip nemetėm kelio dėl takelio. O dabar tai... netinginiai. O, paskutinis etapas turbūt.
reikia atsipūst ir lengvų žingsnelių užbėgti. Eini lipt tenai, biškį pasižiūrėk. Aš eisiu kur saugu. Čia nestatu šalia tavęs? Žemiau ir bus kartais gerai. Pasirašėme knygą Oksai A į G iš Drobako. 30 gegužės. Šilta. Tai yra labai fainas ežeriukas. Aš ir maudomukus turiu viską. Bet išlindom ne ten, tai jau nebegrįšim. Būtume ir išsimaudę. Nes iš tikrųjų tai labai šilta. Leidžiamės. Geras. Čia žinai, tie akmenys tokie. Taigi tas Gigrestūlenas vadinasi milžinės kėdė arba trolės sostas. Ir jinaigi ten supykus ant bažnyčios varpų mėtydavo akmenis. Čia plinėti labai gerai. Angora širkės. Nu, moteris visada įsiunta. Gali moteris būti labai piktos, jeigu tokius akmenis galėjo mėtyti. Jau, o troliai bijodavo bažnyčios varpų ir saulės. Jeigu tik saulė užeidavo ant trolio, trolis virsdavo akmeniu. Nu jo, tokių čia gerų prisvaidžius. Bet tai pažiūrėk, puntuko akmenį irgi velnės metė. Ne, aš ir norėjau sudaužyti Anykščių bažnyčią. Visi pyksta ant tų bažnyčių. Nu, čia troliai akmenis mėtė, o Lietuvoje velniai akmenis nešiojo ir mėtė. Ir visi ant bažnyčių. A tu prisimeni, kaip seniau nuo kalnų nubėgdavom, susikibę už rankų, dvigubų žingsneliu. Buvom jauni, dabar einam atsargiai, kad nedaug dieve koks kaulas neišsisuktų, kelienas neišnirtų, klubas. Atsargus pasidarėm. Nesinori, kad vasara pasibaigtų, dar neprasidėjus. Šaunuolis. Šaunuolį ir to. Nusiplovę žygio dulkės ir prakaitą, užvalgėm vitaminų organizmo atstatymui ir nusprendėm važiuoti dar 70 kilometrų link kitų kalnų. Pakeliui matėm sklandytuvą, matėm ir krūmuose tūnantį trolį. Ir iš gražios pievos pilnos pienių įvažiavome į ten, kur dar tebežydi plukės ir skleidžiasi lapeliai. Po to pasirodė sniegas, vėjas kedeno pakelės smilgas. Turėjom tokią viltį įlipti į Lilę gaustaknę. Bet visa trasa pilna sniego. Žieminiai drabužiai jau seniai paslėpti, nei slidžių, nei pačiūžų nepasiėmėm. Na, toks orelis, kaip sakant, ne kažką. O norėjosi daugiau šilumos, taigi leidomės žemyn. Pakeliui gėrėjomės kriokliukais ir kliokliais ir mąstėm, ką čia tokio skanaus suvalgysiu. Ir tai besiplepėdami pamatėm, kad Sandvikeno kempinge vyksta kažkoks judesys, nu kaip neišlipsi. O ten pasirodo senų
mašinų, sunkvežimių, kažkoks suvažiavimas ir muzika. Iki visi sunkvežimiai, kemperiai. Geras. Every day I walk the floor and think of you, and every night I pray the Lord will see me through. Every time I think I find a love that's true, I fall right back to walk the floor and think of you. Once there was a time when I had everything, and once around my finger was a wedding ring. But like a fool I threw away the love we knew, and now alone I walk the floor and think of you. Walk the floor and think about the home we shared. The lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now your memory will have to do. Each day and night I walk the floor and think of you. Ir mes kaip parodiniai. Įsispraudę. Ir eina ir į mus pasižiūri. Mes irgi kemperis, o ko ne. Walk the floor and think about the home we shared. The lonesome halls and empty walls are all that's there. So Aštuonios valandos, o saulė taip aukštai dar. Jaučiu, nesulauksim, kol jinai nusileis. Užmigsim. Čia ir nakvosim. Šilinskare, Vegliai kalnuose. Koks gėris, kai nėra žmonių. Pučia vėjas. Тут весь. Jau nugrybavom nuo kelio, tai savo viršūnės nepasieksim tikriausiai. Nes užsimanom kažkur kažką pažiūrėti ir paskui nebegrįžtam. Nu va, būtų dronas, pasikėlei ir žinai, kur tas takelis nuveda. O dabar reikia lipti ir sugrįžti, jeigu netinka. Jeigu nėra praėjimo. Reikia drono. Manęs klausia, tai kaip tu į kalnus eini, jeigu tu aukščių bijai? Nu į kur čia nukristi? Aš bijau, kai būna atvira vieta po manim. Arba kas nors statu.
Nu, o čia kur? Ko čia gali bijoti? Nu, kad ir kilometro aukštį, bet taip nėra čia ir neturiu jokios aukščio baimės kalnuose.